Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Ketvirtasis gavėnios sekmadienis. Dievas apstus gailestingumo, savo didžią meilę, prikėlė mus gyventi su Kristumi. Šiais žodžiais mus pradžiugina apaštalas Paulius laiške Efeziečiams, į pirmąją vietą iškeldamas Dievo gailestingumo apstybę. Gailestingumas nėra abstrakti laikysena, bet konkretus veikimas. 20-ame amžiuje gyvenusi šventoji Faustina mokė, kad gailestingumą galima vykdyti įvairiais būdais. Pavyzdžiui, akimis, nieko neįtarinėti ir nespręsti apie žmogų pagal išorę. Kai matome vien tik išorę, mes nepilnai pažįstame kitą asmenį, nes tik Dievas žvelgia į širdį. Gailestingumo praktikai pasitelkėme ir savo klausą, tai yra ausis, kurios tampa atidžios artimo poreikiams ir neabejingos pagalbos prašymui. Savo kalba taip pat galime būti gailestingi, jei atrandame paguodos ir atleidimo žodį. Liežuvis yra lyg botagas, plakantis tą vargšą mūsų artimą. O pabandykime pažaboti liežuvį ir jo pagalba skleisti gailestingumą. Labiausiai suprantamas yra rankų gailestingumas, kuomet imamės sunkiausių ir nemaloniausių darbų artimo labui. Šventoji Faustina kalba ir apie kojų gailestingumą, kai įveikdami savąjį nuovargį skubame padėti artimui. Jei esi gailestingas, tuomet tiesiog pamiršti save, kad galėtum padėti kitam, kuriam reikia pagalbos. Širdis yra gailestinga tuomet, kai esame jautrus visoms artimo kančioms. Anot šventosios Faustinos, niekam neužversiu savo širdies, nuoširdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau, piknaudžiaujant mano gerumu. O ką daryti, jei negali parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu? Tuomet lieka malda, nes malda siekia ten, kur aš nepasiekiu. Mielas klausytojau, matome, kiek daug turime būdų paskleisti pasaulyje Dievo gerumą ir gailestingumą. Naudokimės tuo, o Dievas, kuris yra apstus gailestingumo, padės pasiekti tai, ko mes patys nepasiekėme, nes malda siekia ten, kur aš nepasiekiu. Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Gavėnios kelionė.